Hello, sveiki atvykę į naująjį šeštadienio video. Ir šis video, kaip matote, bus kalėdinis. Pakalbėsime apie įvairius posakius ir išsireiškimus, kurie yra susiję su kalėdom arba dalykai susijusiais su kalėdomis. Prieš tai norėčiau visus jūs pakviesti, jeigu norite kitais metais pradėti mokytis anglų kalbos arba tęsti savo kelionę su anglų kalba, tai labai kviečiu išbandyti nuo sausio 6 dienos prasidedančius mano anglų kalbos kursus. Registraciją ir informaciją apie kursus rasite aprašyme. O dabar keliaukime į posakius susijusius su anglų kalba ir su kalėdomis. Tai pirmasis Christmas comes but once a year. Christmas comes but once a year. Tai reikštų, kad kalėdos ateina, bet tik kartą metuose. Todėl, kai kalėdos ateina, reikia džiaugtis, reikia kaip čia pasakius, išnaudoti jas ir taip toliau. Tačiau tai nėra vien tik apie kalėdas. Tai galime šitą posakį naudoti ir tada, kai kalbame apie kažkokius džiaugsmingus, smagius įvykius ir norime pasakyti, kad reikia tokią situaciją pasinaudoti, nes tai nutinka labai retai. Pavyzdžiui, go ahead and treat yourself to another slice of cake. Christmas comes but once a year. Nedvejok, pasivaišink dar gabalėlių pyrago ar torto, kalėdos ateina, bet tik kartą metuose. Let's go to another one. The proof is in the pudding. The proof is in the pudding. Arba dar kartais sakoma, the proof of the pudding is in the eating, arba in its eating. Taigi, įrodymas yra pačiame pudinge, pažodžiui. Su tokiu posakiu norim pasakyti, kad nesvarbu, kaip kartais kas atrodo, bet tarsi neparagavus mes nesužinosim, kaip yra iš tiesų. Taigi, jeigu norime sužinoti, kokia iš tiesų yra kažkokia tai situacija, tai turime tą dalyką išbandyti, pabandyti, paragauti. Pavyzdys. I'm not sure if this new cookie recipe will turn out well. Well, the proof is in the pudding. Let's bake and taste them. Nežinau, ar šitas naujas sausainių receptas tikrai geras. Pabandykime, iškepkime ir paragausime, ar ne? The proof is in the pudding. Įrodymas tarsi pudinge. Įrodymas pačiame valgyme. Like turkeys voting for Christmas, tarsi kalakutai patys balsuotų už kalėdas, ar ne? Kadagi naudojam šitą posakį? Šitą posakį naudojam tada, kai norime pasakyti, kad kažkas, nes kalakutai dažnai kepami kalėdoms, ar ne, kalėdų progo, priklausomai nuo šalies regiono, kai kur labiau kalėdinės žąsys, kai kur labiau kalėdinės antys, kai kur kalėdiniai viščiukai, o čia būtent kalakutai. Ir kažkokia neįtikėtina situacija, kai tie, kurie tarsi nukentėtų, ar ne, tokioje situacijoje, kuriem tokia situacija nebūtų teigiama, jie tarsi balsuotų patys už tas kalėdas. Ar ne, tai reiškia, mums reikia įtikinti, kad kažkas nėra taip, kaip yra. Pavyzdžiui, convincing employees to support job cuts is like turkeys voting for Christmas. Įtikinti darbuotojus paremti atleidimą iš darbo, tai tarsi kalakutai patys už kalėdas balsuotų, ar ne? So, like turkeys voting for Christmas. All my Christmases have come at once. All my Christmases have come at once. Kreipkite dėmesį, Christmases, daugiskaita, kalėdos, ne? Daugiskaita, daug kalėdų. Taigi, kadagi mes sakom šitą posakį, kai mes esam kažkuo labai patenkinti, kai nutinka kažkas neapsakomai gero, vėlgi tai nebūtinai yra per pačias kalėdas, tai gali būti šis posakis naudojamas bet kada, esmė tokia, kad tarsi visos šventės ėmė ir nutiko vieną dieną. Ar ne, įsivaizduokime, jeigu jau vienos kalėdos džiaugsmingas įvykis, tai čia visos kalėdos atėjo vienu metu. When I got the job offer and discovered that I had won the lottery, I felt like all my Christmases had come at once. Kai gavau darbo pasiūlymą, o dar sužinojau, kad laimėjau loterijoje, tai tarsi visos kalėdos atėjo iš karto.
Ne? Taigi, all my Christmases have come at once. Visos kalėdos atėjo vienu metu. Lit up like a Christmas tree. Lit up like a Christmas tree. Suspindėti, sužibėti tarsi kalėdinė eglutė. Tiesiogiai, netiesiogiai, tiek kalbant apie emocijas, tiek kalbant iš tiesų apie visą apšvietimą, blizgėjimą ir visą kitą, tiek kalėdų metu, tiek ne kalėdų metu mes galime naudoti šį posakį. Her house was lit up like a Christmas tree with thousands of colorful lights. Jos namai buvo apšviesti tarsi kalėdinė eglutė su tūkstančiais spalvingų lempučių. Ar ne? Vėlgi, galime tai sakyti kalbėdami apie kalėdinius papuošimus, bet galime tai sakyti ir kalbėdami apie kažkokią tai kitą situaciją. Tai lit up like a Christmas tree. To be on someone's Christmas list. To be on someone's Christmas list. Būti kažkieno kalėdinėme sąraše. Dažniausiai tas Christmas list tai būna tas sąrašas, kuriame mes surašome žmonės, kuriem kažką tai dovanosime. Taigi, būti kažkieno kalėdinėme sąraše, arba galime sakyti, tu būsi mano kalėdinėme sąraše, arba kažkas jau yra mano kalėdinėme sąraše. Tai yra esmė tokia, kad aš jaučiuosi tau dėl kažko dėkingas, arba draugiškas, arba noriu padaryti tau kažką gero, galbūt mainais ir tai, kad tu padarai kažką gero. Ir esmė tokia, kad tu vertas būti mano dovanų sąraše. If you help me with the decorations, you'll definitely be on my Christmas list. If you help me with the decorations, jei padėsi man su papuošimais, tu tikrai būsi mano kalėdinėme dovanų sąraše. To be on someone's Christmas list. To have a Scrooge, Grinch attitude, arba to be Scrooge or Grinch. Scrooge'as arba Grinch'as yra tokie du kalėdinių istorijų, kalėdinių filmų, pasakojimų veikėjai, kurie nemėgsta kalėdų, ar ne? Ir būtent tų veikėjų vardais mes kartais galime pavadinti tuos žmonės, kurie nemėgsta kalėdų dvasios, nemėgsta kalėdų, tiesiog jam nepatinka šventės, ar ne? Todėl kartais, ar ne, apibūdindami tokius žmonės, arba tiesiog kažką juokaujant pasakom, ai, nebūk Grinch'as, einam pašvęst, tai būtent galim naudoti ir Scrooge, ir Grinch. So don't be such a Scrooge, put on Santa's hat and join the party. Nebūk tos Scrooge'as ar Grinch'as, dėkis kalėdų senio kepurę ir prisijunk prie mūsų vakarėlio. Okay, so don't be Scrooge arba Grinch, arba to have a Scrooge-Grinch attitude. Like Christmas morning. Like Christmas morning, tarsi kalėdinis rytas, arba tarsi kalėdinį rytą. Ir kadangi kalėdų rytą mes visi atsibundam ir einam ieškoti dovanų, ir nuotaika būna gera, ir viskas gražu ir gera, taigi tai yra laikas, kai kažkas būna labai labai gero, ne? Ir vėlgi mes galim kalbėti tiek apie kažkokius tai daiktus, dalykus, tiek apie emocijas, tiek apie situacijas, ar ne? Tai tarsi kalėdų rytą, tarsi kalėdinis rytas, tiesiog kai kažkas būna labai labai teigiamo. When she opened the package, her face lit up like Christmas morning. Kai jinai atidarė įpakavimą, siuntinį gal kažkokią ar dėžę, jos veidas nušvito tarsi kalėdų rytą. Ne, tai kad kažkas būna labai gero. Like Christmas morning. A white Christmas, baltos kalėdos. Šitą turime posakį kaip ir mes taip pat, nes kalėdos žiemiškas dalykas ir labai labai visiems norisi, kad kalėdų dieną būtų nors truputėlį balto, gražaus, šviesaus, švaraus sniego. Tai toks noras yra visur, todėl White Christmas būtent yra tos baltos kalėdos su sniegu. Do you think we'll have a white Christmas this year? I hope so. It's so magical when it snows. Ar manai, kad turėsim baltas kalėdas per šias kalėdos, ar bus baltos kalėdos? Tikiuosi. Taip magiška, taip stebuklinga būna, kai sniegas sninga. I hope so too, actually.
Okay, don't look a gift horse in the mouth. Šitą mes irgi turim lietuvių kalboje šitą posakį. Nežiūrėk dovanotam arkliui į dantis nežiūrim, ar ne? Mes turim tokį posakį, čia tarsi nežiūrėk dovanotam arkliui į burną, į dantis. Visiškai tokia pati situacija, kad jeigu gauname kažkokią dovaną, kuri mums galbūt nelabai patinka, tai vis dėlto yra dovana. Kažkas galvoja apie mus, kažkas rinko, kažkas nuoširdžiai stengiasi, todėl reikėtų dovanas priimti su džiaugsmu ir padėka ir maloniom emocijom. This sweater isn't really my style. Šis megztinis tikrai ne mano stiliaus. Don't look a gift horse in the mouth. At least someone thought of you. Nežiūrėk dovanotam arkliui į dantis, bent jau kažkas apie tave pagalvojo. Okay, so don't look a gift horse in the mouth. 'Tis the season to be jolly. Tai yra eilutė iš vienos mano mėgstamiausių iš tikrųjų kalėdinių giesmių. Ir this is the season, tai yra metų laikas arba laikotarpis, to be jolly, būti linksmam, būti laimingam. Vėlgi, tuo metu, kai mes kalbame apie kalėdinį laikotarpį, apie kalėdas, būtent tada mes naudojame šitą posakį, kaip citatą iš giesmės kalėdinės, bet taip pat pasakydami, apibūdindami tą metų laiką, apie kurį kalbam. Work has been hectic, but hey, it is the season to be jolly. Darbe tai kažkoks tragedija, chaosas, ne? Bet ką padarysi, laikotarpis, kai reikia džiaugtis. Okay. And the last one, paskutinis, to trim the tree. To trim the tree, ir kalbėdami apie šitą tree, turime omeny kalėdinę eglutę, Christmas tree. To trim reikštų papuošti, dekoruoti, puošti kalėdinę eglutę. We are going to trim the tree tonight with the kids. It's our favorite tradition. Ketiname puošti kalėdinę eglutę šį vakarą kartu su vaikais, tai mūsų mėgstamiausia kalėdinė tradicija. O kokia jūsų mėgstamiausia kalėdinė tradicija? Gal parašysite komentaruose. Jeigu kalbant tiksliau, gal parašysite, kuris iš šių visų posakių jums pasirodė įdomiausias, kurį naudojate arba kurį norėtumėte panaudoti. Ir tuo pačiu, atsisveikindama, linkiu jums labai gražių ateinančių švenčių, jaukaus, malonaus ir šilto viduje laikotarpio, gražaus balto sniego lauke ir gražių ateinančių kalėdų. Ir kaip visą laiką, jeigu video buvo naudingas, kviečiu paspausti like mygtuką, jeigu neprenumeruojate dar šio kanalo, kviečiu prenumeruoti, kad nepraleistumėte ateinančių video. Thank you ir see you next time. Bye bye.